Omagyanatimarandasya Okamkaroti Vasaram Mangayate Yashkipatamaham Vande Saru Nama Om Vishnu Hridaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauranga Prasarine Nirvishesha Sanyamani Asya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I think this is the first time I've been speaking in Klaipėda for quite a number of years. Panašu, kad Klaipėdoje stengiuosi po daugelio metų pirmą kartą. Does anybody know the last time I was in Klaipėda to give a lecture? Ar kas nors žino, kelintais metais paskutinį kartą aš buvau Klaipėdoje? Aš nežinau. Maybe his Dharmagya was here. Dharmagya buvo čia. Labai senai. Very long time ago. I still remember the building. Aš vis dar prisimenu tą pastatą. 99. 99? Anyways, that's one of the reasons why I decided to make my trip to Lithuania different this time. Dėl šios priežasties aš norėjau šį kartą vizitą į Lietuvą padaryti šiek tiek kitokį. It became a habit of mine to visit festivals and not to visit the temples. Pasidarė tam tikras įprotis lankytis festivaliuose ir nesilankyti šventyklose. And I prefer visiting the temples. Bet man labiau patinka lankytis šventyklose. So I canceled the festival and decided to spend 2 weeks in Lithuania to visit temples. Taigi aš atsisakiau apsilankyti festivalyje ir paskiriau 2 savaitės tam, kad aplankyčiau šventyklas. And I hope the devotees will forgive me, but I plan on doing that in the future as well. Ir aš viliuosi, kad atsidavus tai atleis man, bet aš planuoju taip ir ateityje. That way I can spend more time in Lithuania, because if I come before the festival, devotees are too busy with the festival. If I stay after the festival, devotees are too exhausted. And dėl tos priežasties aš apsilankiau šiek tiek anksčiau, nes jeigu atvažiuoju prieš pat festivalį, tai visi ruošiasi festivaliui, jeigu iškart po festivalio, tai visi būna pernelyg pavargę. And that's all I'll say on that topic. Sometimes festivals for me aren't festivals. Kartais festivaliai man nėra festivaliai. And I like it better coming to smaller gatherings. Ir man labiau patinka atvykti į mažesnius tokius, mažesnes sąjungas. And I also like to hear about what's going on locally at the different temples. Tuo pačiu man labai patinka sužinoti, kas vyksta lokaliai atskirose šventyklose. Where's Mukunmar? Maybe you can give me a little summary? Tikiuosi, kad Mukundas duos man tam tikrą santrauką, kaip sekasi. It was very hard after quarantine. Yes. We lost a lot of steam. Yeah, steam. And we lost a lot of non-devotees. We are having here lunch program, and non-devotees, sometimes it was even 40 people, non-devotees are coming for lunch. And during quarantine we had to close our programs, and we started our lunch programs, but
they are not yet attracting so much people. Iš tiesų, Mukundai dalinuosi, kad per karantiną netekom labai daug prijaučiančių atsidavusiems žmonių ir dabar buvo programos labai aktyviai vykdomos pietų, kai tikrai susirinkdavo daug žmonių, bet dabar situacija po truputėlį taisėsi. Yeah. Now it's going better, but yeah, and I feel it's maybe a little bit economical thing too, because I see people are donating less money, and probably they're choosing not to go and stay at home because they see there's less and less donations are coming. So the other thing is a little bit hard financially, but these things are, I feel it's very good mood here. Everybody is very friendly in our yatra. Well, there are not a lot of devotees, but they are friendly and Good relations? yeah, good relations, very good relations. And everybody is helping each other. Sometimes one Mataji is doing errand, next time other. Of course, there are some devotees who are doing more service, other less, but everybody is like, how I see it's very good mood. Mukunda Prabhu pasidalino, kad nepaisant visų tų iššūkių, finansinių iššūkių, su kuriais centras susiduria, centre iš tiesų vyrauja labai draugiškai palaikanti nuotaiką ir tuom tikrai galima pasidžiaugti. Are there any new people here this evening? Ar šį vakarą čia yra pirmą kartą atėjusių žmonių? Mataji, Yeah, one. one Mataji. She's from Iceland. Viena moteris iš Islandijos. Second. Ir antrą kartą. Second time. Second time. Uh-huh. Are you from Klaipėda? Prabhu iš Klaipėdos. Very good. Welcome. Sveiki atvykę. Welcome from Iceland also. Ir iš Islandijos taip pat sveiki atvykę. I have a disciple who lives in Reykjavik, Aš turiu mokinį, kuris gyvena Reikjavike. and they're opening up a little restaurant. She and her husband are opening up a restaurant there. Ir tas mokinys atidaro tenais, tiksliau mokinė atidaro restoraną Reikjavike. Huh? Gaur Bhagavan. Gaur Bhagavan. Yeah. You can look forward to that soon. I just met with him a couple of months ago. They're getting close to opening. Mačiau su jais prieš keletą mėnesių, jie jau artėja prie atidarimo. And anything else somebody would like to tell me that I haven't heard yet? Ar kas nors dar norėtų man kažką papasakoti? I realize not everybody here is from Klaipėda. Aš suprantu, kad ne visi čia yra iš Klaipėdos, bet gal klaipėdiečiai norėtų kažkuo pasidalinti. But those from Klaipėda. From those who are from Tik iš Klaipėda, tų, kurie yra iš Klaipėdos. something else they'd like to tell me? Ar norėtų dar kažką pridurti? To add to what Mukunda Murari said? Prie Mukunda Prabhu pristatymo. Drąsiau, jeigu kažkas kažkuo turi pasidalinti, tai nesigėdykit. Mes norim padėkoti, kad jūs čia atvykote. Labai laimingi esame. We're so happy that you came here and we want to thank you very much. I'm so happy to see Dharma Gya. Laimingas matydamas Dharmagės Prabhu. We and I go back at least 3 decades. Kai aš grįžtu po beveik 30 metų. Oh, it's 1991? 99, I think. Huh? 99, I think. No, when did I start coming to Klaipėda? Kada pradėjo Maharadžas lankytis Klaipėdoje, Dharmagės Prabhu? Gal penktais metais, 95. 95. 95. 95. Uh-huh. Okay. Maybe 94. I remember some videos, some movies with Padayatra in 94, I think. Mes turime net įrašų iš Padayatros 94 metų. Yeah. Vilnius, I was in 1990. Vilniuje aš buvau 90-aisiais. Vilnius and Riga. Vilniuje ir Rygoje. Yeah, 1990. 90-aisiais. I guess. Yeah, that's when we had no temple. Jo, tada nebuvo šventyklos. We were still in flats. Viskas vyko Namahatų lygmenį, Budos. And the devotees very eager to hear. Ir Stavė labai norėjo girdėti. So, I
was going to read a little something this evening. Aš norėjau šitą paskaityti šį vakarą. On Sunday in Vilnius, I started to read from Chaitanya Charitamrita. Sekmadienį Vilniuje aš pradėjau skaityti iš Chaitanya Charitamritos. From Adi Chaitanya Charitamrita, Adi Leela chapter 17. Iš Adi Leelos 17 skyriaus. And I was going to read about Lord Chaitanya's instructions that he had given about a verse from the Brihadaranyaka Purana. Ir aš norėjau paskaityti viešpaties Čaitanijos žodžius iš Adi Leelos Puranos. And I never got that far. Ir niekaip nepavyko iki tiek nueiti. Because we were telling a story about Shuklambar Brahmacharya. Todėl, kad mes skaitėme istoriją apie Šuką Brahmacharį. And we took the opportunity about that pastime to speak a lot about friendly relationships. Ir kalbėdami apie tą žaidimą mes kalbėjom daug apie draugiškus santykius. Because in the course of my travels, my observation sometimes is that devotees want this very badly. Todėl, kad mano išvalga yra ta, kad keliauja, kad vaišnavams labai to reikia. But they don't know how to have real friendly relationships. Jie nežino, kaip gauti tikrą draugystę. So I'm not going to speak about that tonight because I spoke about it on Sunday. Aš dabar apie tai nekalbėsiu, nes apie tai kalbėjau sekmadienį. But I found it to be a relevant, important topic, and I've been speaking about it in many places. Bet tai tikrai labai svarbi tema ir aš apie tai daug kur kalbu. And it really means learning how to have friendship on a spiritual platform. Ir tai iš tiesų reiškia, kaip turėti draugystę dvasiniam lygmenį. Friendship on a mundane platform means that you're my friend as long as you do something for me too. Nes buitiniam lygmenyje, paprastam lygmenyje, tai draugystė tęsiasi tol, kol aš galiu kažką iš tavęs gauti. But that's not spiritual friendship as defined by Srila Rupa Goswami about loving exchanges between devotees. Bet tai visiškai neapibrėžia tų draugiškų santykių, meilės santykių, kurios Rupa Gosvamis kalba. Therefore, we've given examples of how Krishna established friendship with his devotees. Dėl to mes pateikėm pavyzdžių, kaip Krishna su savo atgavusiais kuria meilės santykius. And what is the foundation for friendly relationships? Ir kas yra pagrindas tikros draugystės? Foundation is love. Tai yra meilė. And Lord Chaitanya came to teach love. Ir viešpats Čaitanija atėjo mūsų išmokyti meilės. And he also not only came to teach it, but mostly he taught by his example. Ir jis mus atėjo ne tik teoriškai išmokyti, bet ir savo pavyzdžių parodyti. And the example was glorified by Srila Rupa Goswami. Ir tas pavyzdys buvo garbinamas toks Rupas Gosvamis. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratushe Namaha. Glorifies Lord Chaitanya because he has the most magnificent appearance of the Supreme Lord. Jis kalba apie viešpatį Čaitaniją kaip apie patį aukščiausią viešpatės pasireiškimą. Because he came to distribute freely what no other incarnation ever distributed before. Dėl to, kad jis atėjo laisvai duoti mums tai, ko jokia inkarnacija iki šiol nedavė. Love. Meilė. Freely. Tiesiog, nemokamai. Because that's the criteria of loving relationships. Dėl to, kad tai yra pagrindinis kriterijus meilės santykių. No conditions. Jokių sąlygų. Srila Prabhupada said when Krishna appeared before Lord Chaitanya, he set a condition. Nes sakoma, kad kai Krishna atėjo prieš viešpatį Čaitaniją, tam buvo tam tikros sąlygos. Condition, he said, is Sarvadama Parityajana Vankam Saranam Bhaja. First you surrender to me. Pirmiausia, atsiduok man. And then I will deliver you from all sinful reactions to my fear. Tada aš tave išlaisvinsiu iš visų nuodėmingų reakcijų, pasekmių. But Krishna decided that he would come again. Bet Krishna nusprendė, kad grįš dar kartą.
And in his next appearance as Chaitanya Mahaprabhu, he decided to take that condition away. Ir kai apsireiškė Viešpats Čaitanija, jis pašalino šitą sąlygą. That's why Rupa Goswami calls him most magnificent. Dėl to Viešpats Čaitanija yra pats galingiausias, pats labiausiai. Because he came to freely give what no other incarnation had ever done previous to his appearance. Dėl to, kad jis atėjo čia duoti mums tai, ko jokia inkarnacija iki šiol nedavė. Ir duoti tai visiškai besąlygiškai nemokamai. And the only thing he asked was one condition. Ir vienintelis dalykas, ko jis prašė, Take. paimti. That's it. Tai yra viskas, tiesiog priimti. I come to give the greatest gift. All I ask is you take it. Aš atėjau čia duoti pačią didžiausią dovaną. Viskas, ko aš jūsų prašau, yra priimkite. Of course, the gift was in the form of the holy name. Žinoma, ta dovana buvo švento vardo formoje. It was also the form of highest ecstatic loving relationships which he himself displayed as Chaitanya Mahaprabhu. Ir žinoma, tai buvo pati aukščiausia forma meilės, kurią jisai tiesiog perteikė per save. Which was spontaneous love in the mood of the residents of Vrindavan now. Tai buvo spontaninės meilės nuotaika Vrindavanas. Yuga Dhamma Prabhatanu Nama Sankirtan Chari Vava Bhakti Diya Nachunu Bhavan. He said, I will come, I will inaugurate the Sankirtan movement. Jis sakė, kad aš ateisiu ir aš duosiu šitą Sankirtanos judėjimą, pradėsiu šitą Sankirtanos judėjimą. And I'll make the whole world dance in ecstasy. Ir aš sąlygosiu tai, kad visas pasaulis šoks ekstaziją. Realizing the ecstatic mellows of the four types of ecstatic love of God. Ir bus galima realizuoti tas keturias ekstatinės meilės, ekstatinės meilės žaidimus. Is displayed by the Lord between his most confidential devotees in Raj. Pačios aukščiausios meilės santykiai, kuriuo dalinasi Radžos gyventojai. So Lord Chaitanya took away the conditions, said, I will give this, and only thing I ask is that you please simply take it. Taigi Viešpats Čaitanija pašalino visas sąlygas, paliko vienintelę, aš jums duodu tą meilę, jūs tiesiog ją priimkite. Nechi Oshodi Maya Nashi Barulagi Harinama Mahamantra Lao Tumi Magi. I've come to give this medicine in the form of the holy name. Aš atėjau jums duoti tą vaistą švento vardo formoje. So, is this okay? I have to check, was it? Do I have a new translator? I want to make sure I'm not putting you in. No, it's perfect. That's good, okay. So, he had two purposes. One was to distribute the holy name, external purposes, to distribute the holy name of the Lord. Jis turėjo dvi priežastis. Viena iš jų buvo duoti šventą vardą, paskleisti šventą vardą. And the other was to answer the call of Advaita Acharya. Ir antroji buvo priežastis Advaitos Ačarijos prašymą patenkinti. And his internal purposes was to experience the love that Srimati Radharani was experiencing, but we won't go into those topics tonight. Ir vidinės priežastis buvo patirti Srimati Radharani meilę, bet mes šiandien apie tai nekalbėsime. So distribution of the holy name is one of his primary purposes. Taigi švento vardo paskleidimas buvo vienas iš pagrindinių jo tikslų. And Lord Chaitanya distributed the holy name not only by giving it to others, but by tasting it himself. Ir jis dalino šventą vardą ne tik duodamas kitiem, bet ir pats jį ragaudamas, patirdamas. That's why he said, I have to come and teach by my example. Todėl jis sakė, aš turiu ateiti pats ir mokyti, rodyti savo pavyzdžių. Without an example, people won't know how to properly follow. Nes jei nebus pavyzdžio, žmonės nežinos, kaip teisingai sekti. Yad yada pradati shreshtastera evetu rojanasa yapamana gurute lokastadana vartate. In Chaitanya Charitamrita, this verse is quoted that whatever actions a person sets
all the world pursues. Standards of what a person sets. Whatever a great man performs, all the world follows. Čaitanija Čaritamrita yra šitas posmas, kur yra sakoma, ką didieji daro, tą visi kiti sako. And whatever standards he sets by his exemplary acts, all the world pursues. Ir tai, ką jis pateikia, kokį pavyzdį pateikia, visas pasaulis juos seks. In fact, Lord Chaitanya came to teach by, most importantly, by his example. Tiesą sakant, viešpas Čaitanija atėjo pagrindė mokytis savo pavyzdžių. And for those who simply saw his taste of ecstatic love of God, although he was God, he appeared in the mood of the highest devotee of God. Ir visi, kas matė tas jo patiriamą ekstazę, jie tiesiog stebėjo, tai ir jis per savo ekstazę patyrė ją dėl to, kad jis tiesiog jis Okay, take your time. I'm not testing. Jo, tiesiog jis atėjo čia mokyti savo pavyzdžių ir jis pats, kadangi priėmė Šrimati Radharani nuotaiką, jis jautė tiesiog tą ekstazę, pats būdamas viešpačius jautė tą ekstazę. So, because he tasted it himself, that's how he distributed it. Kadangi jis pats patyrė tą jausmą, jis galėjo lengvai perduoti. So, he gave many instructions also about chanting. Taip pat jis paliko ir daug nurodymų apie vartojimą. And these verses, next verses in Chaitanya Charitamrita are his instructions about a very important verse from the Brihadaradiya Purana. Ir yra labai svarbus posmai, kur būtent yra tos instrukcijos duotos. Does anybody know this verse? Ar kas nors žino tą posmą? I'm sure you do. Tikriausiai jūs tikrai You're žino. probably just getting confused by the Brihadaradiya Purana, because maybe you didn't know that's where it's from. Taip, Brihadaradiya Purana jūs tikriausiai klaidina. I'll give you a hint. Šitą jums pasufliruosiu. It begins with Harinam. Prasideda su Harinam. Yes! Tai Very good. I knew you knew it. aš žinojau, kad jūs žinote. I just kind of confused you by Brihadaradiya Purana. Aš tik jūs suklaidinau su pavadinimu Puranas. But he came to give us, but he was given, in this section of Chaitanya Charitamrita, he's giving instructions about this verse. Ir šitam skyriui jis duoda būtent instrukcijas apie šitą postą. And another very important instruction in connection to this verse, which everybody I know knows. Ir kitą labai svarbų nurodymą, kurį tikrai žinau, kad visi žino. It was Lord Chaitanya's instruction in Sikshastaka. Tai buvo iš Ikšakštavos viešpatės Čaitanijos nurodymas. Where he teaches what one has to do if they want to chant the holy name of the Lord constantly. Kuris moko tai, ką reikia daryti, jeigu norim pastoviai kartoti viešpatės šventą vardą. Just say, I shouldn't be giving this class usually. Turėčiau ne šitą paskaitą skaityti, o jūs. Got two very important verses already. Labai svarbus posmai, kuriuos jūs jau žinote. He's going to elaborate on these verses. Taigi, pašnekėkime apie šitos And posmus. there's another verse also that is coming up right in the very beginning. Ir dar vienas posmas yra, kuris yra pačioje pradžioje. It's also very important. Jis taip pat labai svarbus. Lord Chaitanya spoke this verse. Ir pats Čaitanija pasakė šitą posmą. He talked about in what form the Lord appears in the age of Kali. Jis sakė, kokioje formoje viešpats pasireiškia Kali amžiuje. Maybe less devotees know this verse, Gal šitą posmą mažiau kas but žino, some of you must know it. bet kažkas tikrai turi žinoti. Go ahead. Namo Bhakta Vaisnava Jagat Istara. Yes. Which means Kuris reiškia, Krishna comes with the form of holy name in Kali Yuga.
Yes. And but something very important part. The second part is very important. Bet antra dalis labai svarbi šio klausimo. Anyone who associates with the holy name, Bet kuris bendrauja susijęs su šventuoju vardu, it's as good as associating with Krishna directly. žodžiu, kartuojant šventą viešpatės vardą, lygiai tas pats, kas bendrautum su Krišna tiesiogiai. And then the last part of the verse says, certainly he is delivered. Ir paskutinė posmo dalis sako, būtinai jis bus perkeltas pas Krišną. Everybody's looking for perfect relationships. Visi ieško tobulų santykių, Everyone's looking for love. visi ieško meilės. And the embodiment of those perfect loving relationships is the Supreme Lord. Ir įkūnijimas tų nuostabių santykių yra būtent viešpats. He's so very kindly appeared in this age in his name. Ir jis taip maloningai nusileidžia būtent savo šventame varde. So that anyone who associates with him in the form of his name is as good as associating with him directly. Ir bet kuris bendrauja, palaiko santykį su šventuoju vardu, taip pat turi santykį ir su viešpačiu. I had an experience once, it was in March 1973. Aš turėjau vieną patirtį kovo 1973 metų. And I was still visiting the temples in Boston. Aš vis dar lankiausi Bostono šventykloje. And when I arrived at the temple, because I used to drive about maybe 70 miles to visit the temple. Ir kai aš atvykau į šventyklą, man tekdavo apie 70 mylių nuvažiuoti. When I arrived at the temple president said, "Oh, you welcome me. It's so very nice. I'm glad you could come." Ir šventyklos prezidentas man atvykus pasakė, labai malonu, kad atvykot. Sveiki. He says, "This is a sannyasi who's here. He's out chanting on the park." Jis pasakė, kad yra sanjasis, kuris šiuo metu kartoja šventus vardus parke. And you should immediately just go out to the park and see him. Ir aš taip pat nuvykau į parką su juo susitikti. The sannyasi, his name was Vishnu John Swami, Sanjasis buvo Višnudžian Swami, who was, I don't know how to describe him, otherworldly. jis buvo ne iš šio pasaulio, nežinau kaip geriau apibūdinti. He was not of this world. Jis nebuvo iš šio I pasaulio. didn't know that at the time. Tuo metu aš to dar nežinojau. I just heard that there was a sannyasi out in the park and he was chanting. Aš tiesiog išgirdau, kad yra sanjasis parke, kuris kartoja gieda šventus vardus. So the temple president said, "You should just forget about any service you were going to do here at the temple today. Just go there." Ir jis, šventyklos prezidentas man pasakė, pamiršk visas tarnystės šventykloje, tiesiog bėk pas jį. Because whenever I visited the temple, they would always put me to work. Vieną kartą, kai aš atvykau į šventyklą, man iškart duodavo darbo tarnystės. Because I was a carpenter before I came to Krishna consciousness. Dėl to, kad aš dirbau su medžiu prieš eidamas į Krišnos sąmonę. And they always had little jobs for me to do. Ir man darbų, tokių remontų visada būdavo. And they were always very happy to have me fix things, put up walls, repair. Jo, ir jie visada, žodžiu, būdavo labai laimingi, kai aš atvažiuodavau ir kažką galėdavau suremontuoti. Sieną kokią sutvarkyti. We had a temple that was in a... It used to be a funeral parlor. Mes turėjome šventyklą, kurioje anksčiau buvo laidojimo namai. And they had these places where they would pull up the caskets. Ir jie turėjo tokią vietą, kur jie pakeldavo karstus And then lower them back down to the basement. ir vėl nuleisdavo į rūsį. And they would ask me to fix up the walls and make it a little bit more look like a temple. Jie paprašė manęs, kad aš sutvarkyčiau sienas, jog tai atrodytų nors šiek tiek labiau panašiau į šventyklą. It wasn't on the first floor, it was in the basement where I was doing all the work. Tai nebuvo pirmas aukštas, tai buvo rūsyje, kur aš dariau visus darbus. But he said this time, he said, just go, forget about whatever service you're doing, this is most important, go and see him.
Ir šį kartą jis pasakė, nesvarbu visi darbai, dabar tu bėg, ten yra tikrai svarbiau susitikti su Swami. And I was still a bhakta. Ir aš buvau dar tiesiog bhakta. I won't describe what I looked like. Aš nepasakosiu, kaip aš atrodžiau tuo metu. But, I was a hippie. Aš buvau hipis. And I went to where Vishnu Jan Swami was chanting. Ir aš ėjau, kai Vishnu Jan Swami kartojo, giedojo. And I was very captivated by his appearance. Ir mane labai sudomino jo išvaizda. Because I sat right in front of him, just sat directly in front of him. He was playing the harmonium and chanting. Aš atsėdau tiesiai prieš jį, jis grojo harmoniją. And my observation of him is that he really seemed like he was tasting something very sweet. Ir mano išvalga buvo tokia, kad jis tikrai kažką tokio labai ypatingo ten patyrė. I couldn't take my eyes off of him. Aš negalėjau atitraukti akių. And he used to stop regularly and he would give a little talk. Ir jis periodiškai sustodavo ir šiek tiek pakalbėdavo. And on this day he gave one particular talk. Ir tą dieną jis būtent vieną temą kalbėjo. It was the first time I heard the example. Tai buvo pirmas kartas, kai aš išgirdau tą pavyzdį. He was saying, speaking about the holy name is transcendentally sweet. Jis sakė, kad šventas vardas yra transcendentiškai saldus. He says, but one has to be qualified in order to experience that taste. Bet jis pasakė, kad tam, kad patirti tą saldumą, žmogus turi būti kvalifikuotas. He said, but how will you know if you don't try it yourself? Ir kaip žinoti, jeigu pats to nepabandėjai? So he gave an example. Jis davė pavyzdį. The example he gave, he said, just like I might be holding a jar of honey. Jis pavyzdys buvo, kaip ir tarkim, aš dabar laikyčiau stiklainį medaus. And I will tell you, this is the sweetest honey you've ever tasted. Ir aš jums pasakysiu, čia pats saldžiausias medus, kurį jūs kada nors paragausite. And you look at it and you say, it looks like motor oil. Jūs pasižiūrite tą ir tą stiklainį ir pagalvojate, gal ten yra tiesiog aliejus kažkoks. Because motor oil and honey can look alike. Dėl to, kad alyva, ta prasme, tas aliejus alyva gali atrodyti labai panašiai kaip medus. When he speaks, he was speaking just very, very simply, Jis kalbėjo labai paprastai, but very penetrating. bet labai tie žodžiai strigo į širdį. It was my first time seeing such what I consider to be an elevated soul. Tai buvo pirmas kartas man, kai aš mačiau, kaip aš skaitau, tokia pakylėta aukštą tą sielą. Because when I observed him, it seemed like he was talking about what he was experiencing. Nes kai jis kalbėjo, galėjau suprasti, kad jis kalba apie tai, ką jis patiria. So he said, if you want to taste this sweet honey, and you're thinking it looks like motor oil, how will you know unless you try it yourself? Ir jis sako, jeigu tu nori paragauti ypatingai saldaus medaus, kuris atrodo kaip alyva, tai tu turi pats paragauti, kitaip tu negali žinoti. And it sounded very logical. Ir tai labai logiškai skambėjo. Of course, I had already been chanting for some time Žinoma, aš jau kartojau kurį laiką and visiting the temple. ir lankiausi šventykloje. But after I sat with him the whole day and just watched him chanting, Bet po to, kai aš sėdėjau šalia jo ir žiūrėjau visą dieną, kaip jis kartoja, gėda, in my mind something started to happen. mano prote kažkas pradėjo vykti, mano sąmonėje. In my mind I was thinking, if this is what it means to be a devotee, I want to be a devotee. Ir aš pagalvojau, jeigu tai reiškia būti atsidavusiu, aš noriu būti atsidavusiu. He didn't have to do much else to convince me. Jis neturėjo daugiau nieko padaryti, kad mane įtikintų. I just knew that if this is what it means to be Hare Krishna, then I want to be Hare Krishna. Aš tiesiog pagalvojau, kad jeigu tai reiškia būti Hare Krishna, tada aš tikrai noriu būti Hare Krishna. I told a similar story last night of Mother Isha. Aš kalbėjau labai panašią istoriją vakar. I won't repeat the whole story. Aš nekartosiu tos istorijos. So Mother Isha was a god sister of mine who was also, she just loved to chant.
Adaiša buvo mano Dievo sesuo, kuri tiesiog labai mėgo giedoti. She loved to teach other people how to chant. Ir jai labai patiko mokyti kitus, kaip giedoti. And she was an elderly woman. Ir ji buvo vyresnio amžiaus moteris. She joined the temple. Moved into the temple when she was in her 50s, and nobody joined in the 70s at 50 years of age. Ji prisijungė prie judėjimo būdama 50 metų ir tais laikais niekas neprisijungdavo tokiam amžiui. And she gave everything up, she moved into the temple. Ji visiškai viską paliko ir persikraustė į šventyklą. And one of her first services was transcribing Prabhupada's tapes that he was using for his books, making his books. Ir jos pirmoji tarnystė buvo daryti transkripcijas Prabhupados įrašų, jo knygų įrašų. So anyways, what happened was that when she was in her 80s, Ir kai jai buvo 80 metų, she would still go everywhere she would go. She would always try to get people to chant. ji visada kur beeitų ir pritraukdavo žmonės, kad jie giedoti. And one particular woman, she became so captivated by Isha. Ir viena moteris taip susižavėjo Matajišą. She just fell in love with her. Ji tiesiog ją įsimylėjo. And she wanted to help her in any way she possibly could. Ir jie norėjo padėti jai visais įmanomais būdais, kokie tik buvo jos. So one day, when I met this woman, I asked her, I said, are you a devotee? Ir vieną dieną, kai aš sutikau tą moterį, aš paklausiau, ar tu atsidavusioji? And she said, I don't know what a devotee is. Sakė, aš nežinau, kas yra būti atsidavusiu. But if a devotee is somebody who loves Isha, then I'm a devotee. Tai taip atsidavę yra kažkas, kas myli Išą, tai tada taip aš atsidavusiu. She was completely captivated by the behavior of this Vaishnavi. Tiesiog buvo beprotiškai susižavėjusi iš tos Vaišnavijos elgesio. She was just a very simple woman. Ir ji buvo labai paprasta moteris. And she was just always absorbed in chanting and talking about Krishna. Ir ji visada buvo pasinėrusi į kartojimą ir Krishna kažką. So the same thing happened to me when I saw Vishnu Johnson. I said, I have to become a devotee. Ir dėl to atsitiko, kai aš pamačiau Vishnu Johnsoną, aš supratau, kad aš turiu tapti atsidavusioju. These are just simple examples. Tai yra paprasti pavyzdžiai. But I'm giving them to highlight why Lord Chaitanya came. Tai yra paprasti pavyzdžiai, bet aš duodu jas tam, kad suprastume, kam Viešpats Chaitanya atėjo. Lord Chaitanya came to teach by his example Jis atėjo rodyti savo pavyzdžių. what it is to taste the holy name, Ką tai reiškia? Jausti, mėgautis šventuoju vardu, to serve the holy name, tarnauti šventam vardui, to teach others to serve the holy name, mokyti kitus tarnauti šventam vardui and to distribute love. ir dalintis meilę. And he wanted to teach by his example. Jis norėjo mokyti savo pavyzdžių. So that is why he decided to appear, to teach by his example. Štai kodėl jis nusprendė pasireikšti, kad mokytų savo pavyzdžių. Of course, that example is spoken about in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat. Žinoma, prieš tą pavyzdį kalbama Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat. Here we see a picture right here, Lord Chaitanya. Čia matom paveikslą Viešpatės Chaitanyas. He was even inducing the animals to develop affection for him. They would all come up to him and lick his body when he was in the forest. Jis net patraukdavo gyvūnus, kad jie pasinertų į ekstazę ir tiesiog rodytų jam meilės apraišką. There is the pastime of Lord Chaitanya when he was going through the forest of Jharkhanda. Yra istorija apie Viešpatės Chaitanijos apsilankymą Jharkhandos miške. And he would induce the animals to chant. Jis tiesiog pritraukė gyvūnus, kad jie kartotų. He would spray water on them and tell them to chant. They would literally raise up their hands and their legs and start chanting. Jis tiesiog laisvėjus vandeniu ir ragino kartoti. Jie tiesiog gulės ant žemės, iškėlė kojas, kartojo šventą vardą. Prabhupada explains, he said, we may not be able to induce animals to chant, but we should at least try to induce human beings to chant. Prabhupada sakė, kad mes gal ir nepaveiksim taip gyvūnų, bet mes tikrai galim pabandyti paveikti žmonės, kad jie kartotų šventą vardą. In fact, I'll share something with you.
Aš pasidalinsiu šio to. I hope I can find it very quickly. I'm pretty sure I should be able to find it. Viliuosi, kad rasiu tai greitai. Parama Karuna. What is that? Yes. I'll tell you another little story. Papasakosiu vieną istoriją. One day, I used to go to the Bhaktivedanta archive. Seniau aš mėgdavau eiti į Bhaktivedanta archyvus. Bhaktivedanta archives is where all Prabhupada's photos, books, everything, writings, they were all kept in archive. Šitos archyvose buvo laikomi ir yra laikomi visi Prabhupados refleksijos, žodžių, knygos, nuotraukos. And I used to go there regularly just to look through all the different archive material. Ir aš ten reguliariai lankydavausi, kad tiesiog peržiūrinėti tą medžiagą. And one day when I went to visit the archives, the devotee who was in charge of the archives said, Maharaj, I have something I want to show you. Ir vieną kartą atidavęs, kuris buvo atsakingas už archyvą, pakvietė mane ir sako, aš noriu jums šitą parodyti. He knew I was always looking for nectar. Jis žinojo, kad aš visada ieškau nektaro. And this time he said, I have Prabhupada's diary that somebody just turned over to the archives. Šį kartą jis pasakė, kad yra Prabhupados dienoraštis, kurį kažkas tiesiog padovanojo archyvams. It was his personal diary that he kept when he arrived in America in 1965. Ir tai jau buvo asmeninis dienoraštis, kurį jis atsivežė su savim 65 metais. And he used to put regular entries into his diary, everything that was, whatever happened, he would write something about it. Ir jis gana reguliariai pildė tą dienoraštį, viskas, kas atsitikdavo, ką jis pagalvodavo, viskas nusėsdavo tame dienoraštyje. So he said, would you like to see it? Jis paklausė, ar tu norėtum tai pamatyti? I said, what kind of a question? Kas čia paklausė? She said, okay, so I'll let you see it, but you have to go in the other room and I'll lock you in so you can't get out. Sako, gerai, aš tau parodysiu, kad tu turi eiti į kitą kambarį, aš tave užrakinsiu, kad tu iš ten nepabėgtum. Maybe he was afraid I was going to steal it, I don't know. Gal jis galvoja, kad aš galiu I never pabėgti. had that kind of reputation, but he did lock the door. Aš tokios reputacijos kaip ir neturėjau, bet jis vis tik užrakino duris. And I went into the other room and I just started reading Prabhupada's diary. Ir aš nuėjau į kitą kambarį ir pradėjau skaityti Prabhupados dienoraštį. Nobody had ever seen it before. Niekas iki tol nebuvo jo matęs. It was left with one particular devotee who kept it and didn't want to tell anybody he had it. Čia tiesiog laikė vienas atsidavęs tą dienoraštį ir laikė savo ir nenorėjo, kad kažkas žinotų, kad jis apskritai egzistuoja. And one day he decided I shouldn't take Kripana. The world should have this. Ir vieną dieną jis suprato, kad vis tik pasaulis turi gauti šitą dovaną. So he brought it and gave it to the archives. Taigi jis padovanojo archyvams tą dienoraštį. And besides the person who was in charge of the archives, I was the first person to see it. Taigi be to žmogaus, kuris atsakingas už archyvus, aš buvau pirmas žmogus, kuris pamatė tą dienoraštį. So I just went into the other room, the door was locked, and I just sat there and started reading through every page. Ir aš nuėjau į tą kambarį, duris buvo užrakintas ir aš tiesiog pradėjau skaityti kiekvieną puslapį. And I came across something that just, I cried. Ir aš ten radau šitą, nuo ko aš tiesiog pralikau. I was just so overwhelmed when I read this. Aš tiesiog buvau Overwhelmed. Susijaudinti. ekstazijų, buvau tiesiog ekstazijų. Kai aš tai perskaičiau. Overwhelmed with emotions. Yes, overwhelmed with emotions. Viešodas perpildytas emocijų. So I immediately wrote it down into on a piece of paper. Ir aš iškart persirašiau tai, ką ten radau. And then I had to knock on the door, to the door. Let me out. Ir aš peržiausi iškart išleisti, ką noriu šitą parodyti.
Did you see this? Ar matei šitą? And he hadn't seen it yet. Ir jis to dar nematė. And this very short thing that I read there, that I'm just, and also about Prabhupada's distribution of the holy name. Ir čia yra tas įrašas, tai taip pat liečia švento vardo, dalinimas šventų vardų. Prabhupada wrote in his diary on the 3rd of February 1966 in New York. Prabhupada tai rašė 66 metais New York'e, vasario 6 dieną. He said, today there was a very nice demonstration of tape record Sankirtan. That's Prabhupada's English. Today there was a very nice demonstration of tape record Sankirtan. Šiandien buvo labai gera demonstracija įrašyto kirtano. And Prabhupada said, it is all grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ir visa tai yra viešpatės Čaitanijos Mahaprabhu malonė. Srila Haridas Thakur said Šrila Haridas Thakuras sakė, that the transcendental sound of Harinam would even purify the heart of birds and beasts. kad švento vardo galia apvalys netgi paukščių ir žvėrių širdis. Today the statement of Thakur Haridas is corroborated. Corroborated? Confirmed. Taigi šiandien viešpatės Čaitanijos pranašystė pasitvirtino. These Americans cannot understand even a word's meaning of the Sankirtan. Šitie atsidavę amerikiečiai, jie net negali suprasti Sankirtanos prasmės ir reikšmės. And yet they were so much attracted. Bet jie buvo taip sužavėti. It is all Sri Chaitanya Mahaprabhu's power. Čia tai yra Čaitanijos Mahaprabhu galia. There's no credit for me. Čia nėra jokio mano indėlio. This was his diary entry. Čia buvo jo. Sometimes we may think, oh, Lord Chaitanya came to give. Kartais mes galime pagalvoti, o viešpats Čaitanija atėjo duoti. Yes, Lord Chaitanya came to give. Taip, viešpats Čaitanija atėjo duoti. And here Prabhupada is saying, these Americans, they don't think, because Prabhupada in 1966, the only people who were coming were just hippies. Prabhupada sako, kad tie amerikiečiai, nes 66 metais ateidavo tik hipiai. Knew nothing about culture, Jie nieko nežinojo apie kultūrą, knew nothing about Vedic principles, apie vedinius principus, they knew nothing about spiritual life. jie apie dvasinį gyvenimą nieko nežinojo. And Prabhupada is saying that, he even said that, he said, just as Haridas Thakur was able to make the animals chant, Kad tas Thakuras sakė, kad net gyvūnai galės kartuoti. Prabhupada was seeing that these hippies were just like animals. Prabhupada matė, kad tie hipiai buvo tiesiog kaip gyvūnai. He said that yet they were so much attracted. Kad jie buvo tokie, vis tiek jie buvo tokie susižavėję. And then what does he do? Ir taigi ką jis daro? His last statement says it all. Jo paskutinis sakinys viską pasako. He says it is all credit. All Sri Chaitanya Mahaprabhu's power. There is no credit for me. Visa tai yra viešpatės Čaitanijos galia ir nėra čia mano indėlio. Because this is how Krishna Shakti Vini Nahitari Prabhatana Kali Kali Radama Krishna Nam Sankirtan Krishna Shakti Vina Nahitari Prabhatana. Anybody know what this verse means? Ar kas nors žino šitą posmą, ką jis reiškia? Kali Kali Radama Krishna Nam Sankirtan. Yes, what is it? Nobody can distribute the holy name without being empowered by the Yes. anyone. Yes. Niekas negali perteikti švento vardo galios be viešpatės Čaitanijos malonės. But Kali Kali Radama means the fundamental religious principle in the age of Kali is Krishna Nam Sankirtan. Kaledama reiškia religiniai principai, būtent Kali Kali Radama. Būtent kali amžiai. Or as we said before, that Harinam, 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 Eva Kevalam,
Kaloa nastyeva, 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 gatyanyata. There is no other way, there is no other way, there is no other way in this age of Kali. Nėra kito kelio, nėra kito kelio, nėra kito kelio Kali amžiuje. So the fundamental religious principle of the age of Kali is Krishna Nam Sankirtan, and unless one is empowered with Krishna Shakti, he cannot distribute. Taigi Kali amžiuje, jeigu nebus įgalintas Krishna Shakti, tai negalėsi dalintis šventuoju vardu. How to tap this Krishna Shakti? Bet kaip paliesti tą Krishna Shakti? Prabhupada taught how to tap into this Krishna Shakti. Kaip į ją įsilieti? Taught it himself. Jis pats išmokė, Showed it himself. pats parodė. He didn't simply just give philosophy. Jis netėjo tiesiog duoti filosofijos. Yes, philosophy was there. Prabhupada was a scholar, philosopher. Filosofija buvo ten, turėjo savo vietą, jis Prabhupada buvo filosofas, mokslininkas. But yet, Prabhupada, Chaitanya Charitamrita says, Krishna Shakti Vina Nahi Tarpavatana. Unless one is invested with the Shakti, the potency from Krishna, he cannot distribute the holy name. Bet buvo sakoma, kad nebent Krishna duos tą galią, tą jėgą, kitaip dalyti šventuoju vardu yra neįmanoma. And Prabhupada is saying here, see how they are attracted. Prabhupada sako, žiūrėkite, kokie jie yra įsitraukę, žavėję. Sri Chaitanya Mahaprabhu's power. Čia yra Šri Čaitanijos Mahaprabhu galia There's no credit for me. ir jokio mano įdėlio. That's how to actually be empowered. Čia yra būtent pavyzdys, kaip būti įgalintų. The devotee is actually empowered for one who takes no credit himself for his activities. Iš tiesų, įgalintas atstovas būna tada, kai jis neima savo jokio kredito. To be empowered means to execute the higher, the superior order. Būti įgalintų reiškia priimti aukštesnį nurodymą, aukštesnį galią. With no ulterior motive. Ir neturėti jokių kitų motyvų. Because that's how Lord Chaitanya came to distribute love of God. No other motive. Nes būtent taip viešas Čaitanija atėjo dalintis meilę, be jokių kitų motyvų. He didn't distribute love of God on conditions. He distributed freely. Jis nedalino meilės su kažkokiam tai sąlygom. Jis visą tai davė nemokamai, laisvai. Simply take. Paprasčiausiai paimkite. Bhaktivinoda Thakur writes in his song of Nadia Godruma Nityananda Mahajan. Bhaktivinoda Thakur savo dainoje dalinasi. He says, when Haridas Thakur and Lord Nityananda went out on the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu to distribute the holy name, when Haridas Thakur and Lord Nityananda went out on the order of Chaitanya Mahaprabhu to distribute the holy name. Sorry, that was a lot. Įgalinti viešpaties Čaitanijos išėjo dalinti šventuoju vardu. They went out simply on the order. Jie paprasčiausiai vykdė nurodymą. Chaitanya Bhagavata describes how they took the order and carried it on their head. Wherever they went, they just simply carried the order to distribute the holy name. Yra sakoma, kad jie tiesiog pasidėjo tą nurodymą ant galvos ir juo dalinosi. Jie tiesiog vykdė nurodymą. Lord Chaitanya had told them to give it to everybody without any discrimination. Viešpats Čaitanija nurodė duoti šventą vardą visiems, be jokių sąlygų, be jokių išlygų. Even to the most fallen. Netgi labiausiai puolusiems. Because that's who Lord Chaitanya came to give this holy name to in this age of Kali, those who were the most fallen. Net labiausiai puolusiems, dėl to, kad būtent dėl to viešpats Čaitanija atėjo iš Nakalio amžiaus, duoti šventą vardą labiausiai puolusiems. There's no other qualification required. Ir nėra jokių kitų reikalavimų. Except to be most fallen. Ar to, kad būti labiausiai puolusiu. Of course, sometimes people try to indulge in being the most fallen. Žinoma, kartais žmonės stengiasi būti labiausiai puolusiai. One time Prabhupada corrected a disciple. Vieną kartą Prabhupada pataisė vienas slavus mokinius. When the disciple was trying to become proud in Prabhupada's presence by describing himself, I'm the most fallen.
Vienas jo mokinys norėjo tiesiog, kai mokiniai tiksliau sakydavo, kad aš labiausiai puolęs. Prabhupada said, you're the most nothing. Prabhupada sakydavo, tu esi labiausiai niekas. He really crushed his pride. Ir tiesiog sutriuškindavo jo pasididžiavimą. Because he was trying to be so proud of being I'm the most fallen, I'm the most fallen. Jo, nes norėdavo didžiuotis, norėdavo savęs. Aš labiausiai puolęs. So but we should try at least to understand that the qualification to get Mahaprabhu's mercy is simply to be fallen. Mes turime suprasti, kad vienintelė kvalifikacija gauti malonę viešpaties Čaitanijos yra tiesiog būti puolus. And Chaitanya Mahaprabhu, who is Patita Pavana, he is the uplifter of the most fallen. Ir Čaitanija Mahaprabhu, kuris yra Patita Pavana, tai yra pakylėtojas tų, kurie yra labiausiai puolęs, vaduotojas tų, kurie labiausiai puolęs. To establish any conditions, he wanted the holy name to be given to everyone. Jis jokių sąlygų neįtraukė, tiesiog galėjo visiems daryti šią pavardą. And he would send out on patrol Haridas Thakur and Nityananda to go out and to give the holy name. Ir jis Haridas ir Nityananda siūsdavo tiesiog daryti visiems šią pavardą. And every day they would go out and they would come back and they would report to him how many people who chanted in Krishna's name today. Ir kiekvieną kartą grįžę, jie jam atraportuodavo, kiek žmonių pakartojo šią pavardą. That's all Lord Chaitanya was interested in hearing. Tai buvo viskas, ką viešpats Čaitanija norėjo girdėti. Please give me your report. Prašau, atraportuokite, kaip sekėsi. Who is chanting? Kas kartoja? Of course, one day they had to give the report about Jagai and Madhai. Žinoma, vieną kartą teko duoti ataskaitą apie Džagajų ir Madhajų. Because Lord Nityananda, he was behaving in such a way that people were warning him to stay away from these two. Jo, ir iš tikrųjų viešpats Nityananda įspėdavo, kad prašau, nesekite prie šitų dviejų. But Lord Nityananda was thinking, no, Lord Chaitanya told us to deliver even those who were the most fallen. Jo, bet viešpats Nityananda sakė, ne, man yra duotas nurodymas duoti šią pavardą ne tiems, kurie labiausiai puolė. So we all know the story about Jagai and Madhai. Taigi mes visi žinom tą istoriją apie Džagajų ir Madhajų. How Lord Nityananda approached them, even though they were completely drunk, drunkards, and they were known for causing so much harm to people, for stealing, for murdering. Ir viešpats Nityananda, nepaisant to, kad jie buvo visiškai girti, vogdavo ir visokius baisius dalykus darydavo, jis vis tiek kreipėsi į juos. But Nityananda and Lord Chaitanya's word, he said, no, we must deliver these two. Nityananda, sekdamas viešpatės Čaitanijos nurodymų, pasakė, ne, mes turime jiems duoti So viešpatės meilę. Nityananda approached them and said, chant Krishna's name, Viešpatės Nityananda priėjo prie jų ir sakė, kartokit šventus vardus, make Krishna your life. padarykit Krišną savo gyvenimą. And of course, the two drunkards started chasing them. Ir žinoma, tie girtuokliai puolė vytis. And they had to run away in fear of their lives from Jagai and Madhai. Ir jie turėjo bėgti dėl savo gyvybės nuo Džagajos ir Madhajos. While they were running, Haridas Thakur was saying, somehow the Lord has given me the association of a madman. Kuris sakė, kažkodėl tai viešpas man duoda bendravimą su šitais dviem išprotėjusiais žmonėmis. We were warned to stay away from these two, but you had to be a madman to approach them. Jo, jis mane perspėjo, kad neturėjau aš ten prie jų eiti, bet sekdamas nurodymą. And Lord Nityananda said to Haridas Thakur, I'm not the madman. Lord Nityananda said to Haridas Thakur, I'm not the madman. Ir viešpas Nityananda Haridas Thakur sakė, aš nesu pamišėlis. Look inside your heart. Pažiūrėkite savo širdį. There's where you'll find the madman. Savo širdį turas išprotėjusi pamišėlį. He's the one who gave us this order. Jis davė mums šitą nurodymą. And they were running and running, Ir jie bėgo, joking all the way back. ir juokavo visą tą laiką. And they came back to tell Lord Chaitanya about how they had approached these two. Ir jie bėgo pas viešpatį Čaitaniją, duoda ataskaitos, kaip sekėsi šitais dviem. Of course, Nityananda, he kind of indicated to Lord Chaitanya, he said, by your mercy soon they will be delivered. Tam tikrai indikaciją viešpats Nityananda davė viešpatį Čaitaniją.
Savo malonės dėka jie tikrai pasieks tave. So the next day he went out and approached him again. Taigi sekančią dieną jie vėl nuėjo pas juos. Of course, that's when he was hit on the head with an earthen pot. Jo, žinoma, visi žinom, tada būtent buvo sužeidė galvą. But even though he was hit on the head and the blood was flowing from his forehead, he wanted to deliver them. Bet nes tada, kai jo galva buvo sudaužyta ir pasrūvusi kraujais, jis vis tiek galvoja apie tai, kaip juos pakelti pas viešpatį. So this is just the example. Tai yra tiesiog pavyzdys. It's the order. It's the higher order that empowers one to deliver. Tai yra tiesiog aukštesnis nurodymas, kuris įgalina kažką vesti pas viešpatį. Prabhupada even states in Chaitanya Charitamrita, he said just as Lord Nityananda was able to deliver persons like Jagai and Madhai, just as Lord Nityananda was able to deliver persons like Jagai and Madhai. Kad viešpas Nityananda galėjo pakylėti tokius žmonės kaip Jagajus ir Madhajus. He said sometimes it is seen that even a servant of the Lord can do even more than the Lord himself. Tai parodo, kad viešpatės tarnas gali kartais padaryti net daugiau negu pats viešpats. Lord Chaitanya came to deliver the classes, the higher classes of society. Viešpas Chaitanya atėjo tas, žodžiu, pakylėti, išvaduoti aukštesnę klasę. And Lord Nityananda came to deliver the masses. I don't know how else to describe it. Masses? Masas. Nebūtent visiems vardijas. Masas. Tam, kad išvaduoti masas. The Prabhupada says in the purport, he said, in the same way, the servant of Lord Nityananda can even do even more than Lord Nityananda. Taigi Prabhupada sako, kad viešpatės Nityanandos tarnas gali padaryti dar daugiau viešpas Nityananda. Simply he strictly follows the order of the Lord. Jeigu tiesiog jis seks griežtai nurodyti viešpatį. This is how to get Krishna Shakti. Ir tai yra būdas, kaip gauti Krishna This Shakti. is how to distribute the holy name of the Lord. Tai yra būdas, kaip reikia dalintis viešpatės šventuoju vardu. Bhaktivinoda Thakur explains in Nadia Gurima Nityananda Mahadev. Bhaktivinoda Thakur explains in the purport to Nadia Gurima Nityananda Mahadev. Agyatahal. I'll call it Agyatahal. Aiškina Agyatahal. Agyatahal? Yes, That's the name of the song. Yes, savo dainoje. He says when one goes out to distribute the holy name of the Lord, Sako, kai vienas išeina dalintis viešpatės šventuoju vardu, he should do so in the order of Chaitanya Mahaprabhu. jis turėtų tai daryti viešpatės Čaitanijos nurodymu. He should not be interested simply in collecting rice and milk. Jis neturėtų būti sustomėjęs surinkimu pieno ir ryžių. Lord Chaitanya wasn't asking Nityananda and Haridas, how much rice and milk did you collect when you went out on Harinam today? Nes niekas neklausdavo, viešpats Čaitanija neklausdavo, kiek ryžių ir kiek pieno tu surinkai šiandien. He was only interested in knowing who was chanting Hare Krishna. Vienintelis dalykas, kuriuo jis buvo sustomėjęs, tai kiek žmonių kartojo Hare Krishna. This is how to distribute the holy name of the Lord. Tai yra būdas, kaip reikia dalintis šventuoju viešpatės vardu. And there are other instructions about these verses that Lord Chaitanya gave. Ir yra dar kitų nurodymų, kuriuos davė viešpats I Čaitanija. want to read a couple of these verses. Kelius noriu perskaityti. And this is from Chaitanya Charitamrita. Ir tai yra Čaitanija Čaritamritos. Chapter 17, 17 skyrius. text 21. 21 tekstas. Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam, Kaloa naskeva, 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 gatya anyata. In this age of Kali, this is Lord Chaitanya's instruction.
Viešpaties Čaitanijos nurodymas šitame Kali amžiuje. In this age of Kali, there's no other means, no other means for self-realization than chanting the holy name, chanting the holy name, chanting the holy name of Lord Hari. Nėra kito kelio, tik tais kartoti šventą Viešpaties vardą. Kali Kali Nama Rupa Krishna Avatar Nama Hoite Hoisava Jagat Nistara. In this age of Kali, the holy name of the Lord, the Hare Krishna Mahamantra, is the incarnation of Lord Krishna. Šitame Kali amžiuje Mahamantra yra Viešpaties Krišnos inkarnacija. Simply by chanting the holy name, one associates with the Lord directly. Tiesiog kartodamas šventą vardą, žmogus sąveikauja su Viešpačiu. Anyone who does this is certainly delivered. Kiekvienas, kas tai daro, tikrai bus išvaduotas. I wanted to read something in this connection from Srila Prabhupada. Ir šitą iš Šilos Prabhupados noriu paskaityti susijusios su šituo, He talks about this verse. kuris kalba apie šį posmą. Sorry, I'm going to have to read it. I'll read it in short phrase. Wish I could give it to you. It's not very long. So this Nama is also another incarnation of Krishna. Taigi šitas Nama vardas yra taip pat Krišnos inkarnacija. Nama Rupa Kali Kali Krishna Avatar. Nama Rupa Kali Krishna Avatar. Because name and Krishna is not different. Todėl kad vardas ir Krišna nėra skirtingi. Vinadvad Nama Namino. There's no difference. Nėra jokio skirtumo. Here in the material world, there is difference between the name and substance. Materialiame pasaulyje yra skirtumas tarp substancijos arba dalyko ir vardo. But in the absolute world, there is no such distinction. Bet dvasinėme pasaulyje tokio skirtumo nėra. So when we chant Hare Krishna mantra, we directly associate with Krishna. Taigi, kai mes kartojam Hare Krishna mantrą, mes tiesiogiai bendraujame su Viešpačiu. Because name is the incarnation of Krishna. Nes vardas yra Krišnos inkarnacija. Therefore, if we are sensible, Taigi, jeigu mes esame jautrus, then we should take very much respectful attitude to the name. mes turėtume labai atidžiai elgtis su šventuoju vardu. Because name and Krishna the same. Nes vardas ir Krišna yra tapatus. Suppose Krishna comes here. Tarkime, Krišna ateitų čia. How much respectful we shall be immediately. Kiek pagarbos mes jam rodytume. So similarly, when we chant Hare Krishna, Taigi, kai mes kartojame Hare Krishna, we should know Krishna is there. mes turime suprasti, kad Krišna yra ten. Therefore, we should be very much cautious and respectful, Todėl mes turėtume būti labai atidus ir pagarbus. not neglectful. Ir neturėtumėm būti nedėmesingi. That is offense. Tai yra įžeidimas. That is offense. Tai yra įžeidimas. Prabhupada gives the example here. Prabhupada pateikia pavyzdį čia. Krishna is in his name. Krišna yra jo varde. If Krishna were to come, certainly we would be very busy. We would just be very respectful. Jeigu Krišna nuspręstų ateiti, mes čionais, mes tikrai tapome labai pagarbus ir labai užimti. Krishna has come. Bet Krišna atėjo. Imagine Krishna has come. Įsivaizduokite, Krišna atėjo. How busy we would be to prepare for his arrival. Kaip daug pastangų mes dėtumėm ruoštis jo atėjimui. How we would take care of all of his personal needs. Kaip mes pasirūpintumėm visais jo poreikiais. Take care of everyone who came with him. Ir pasirūpintumėm visais, kurie atėjo kartu su juo. If Krishna would come, we would be respectful. Jeigu Krišna ateitų, mes būtumėm labai pagarbus. So similarly, when we chant Hare Krishna, we should be respectful. Taigi lygiai taip pat, kai mes kartojame Hare Krishna, mes turim būti labai pagarbus. If we're not respectful, then there's an offense. Jeigu mes nesame pagarbus, tai yra įžeidimas. And what is that offense? Ir koks tai tas We can įžeidimas? say that 10 offenses are offenses. Mes galime sakyti, kad 10 įžeidimų yra. But I wanted to read something else in this connection, also very short. Bet aš norėčiau dar šitą paskaityti ryšių su tuo. That it's an offense to chant the holy name for some mundane purpose.
Yra įžeidimas iš tiesų vartoti šventą vardą kažkokios materialios gerovės, naudos. Just like we were saying in our talk the other day, Kaip mes kalbėjom aną dieną, that the nature of a loving relationship kad pagrindas meilės santykių, is that when we give somebody a gift or do some service for somebody, kai mes kažką duodam arba kažkokią tarnystę kažkam atliekam. we don't do it because we expect something in return. We do it because if we want to have a loving relationship, we do it out of love. Mes nedarom to su kažkokiu motyvu, mes tai darom iš meilės. And love means I give because I love you. Ir meilė reiškia, aš duodu dėl to, kad aš tave myliu. If I expect something in return, that means that's not love, that's a mercantile relationship. Jo, jeigu aš tikiuosi kažko iš tavęs kažką duodama, tai reiškia, kad tai yra tiesiog merkantilų santykiai. Just like we oftentimes give the example of Prahlad Maharaj, when he was asked by Lord Nisringadev for a benediction, accept the benediction. Lygiai taip pat, kai mes patikėm pavyzdį Prahlado Maharažo, kai jis Nisringadevo viešpats davė jam palaiminimą. Prahlad's response was, "Oh Lord, don't tempt me." Prahlados atsakymas buvo viešpate, negundyk manęs. Don't you remember I was born in a family of demons? Nejau nežinai, kad aš esu gimęs demonų šeimoje. I don't serve you like a merchant Aš netarnauju tau kaip prekybininkas, who does something for you to get something back from you. kuris tarnauja dėl tavęs tam, kad kažką iš tavęs gautų. If you're asking to give me a benediction, I ask for one thing only. Tu pasiūlai man duoti palaiminimą ir aš prašau vienintelio dalyko. I ask that you be my master and let me be your servant, your effective birth. Aš labai tavęs prašau, būk mano viešpačiu ir leisk man tau tarnauti gyvenimus po gyvenimo. So many examples of devotees who have a relationship with the Lord out of love. Yra tiek daug pavyzdžių, kai atsidavę turi meilės santykių su viešpačiu. And the Lord reciprocates Ir viešpats sąveikauja. naturally according to how one surrenders to Him. Natūraliai pagal tai, kaip paktas atiduoda jam. Naturally, if we're approaching the Lord for some material gain, the Lord knows. Ir jeigu mes kreipiamės į viešpatį turėdami kažkokių materialių troškimų, viešpats tą žino. We don't have to say anything. He already knows because He's in our heart. Mes neturim jam pasakyti, jis yra mūsų širdyje ir tą žino. He knows the motive. Jis žino tą motyvą. He knows if we're serving Him because we want something from Him. Jis žino, jeigu mes tarnaujam ir norim kažko iš jo. It's just like I oftentimes quote Prabhupada in that lecture I heard in the beginning in 1973. Čia kaip ir toje lekcijoje, kai aš išgirdau 73 metų pradžioje Prabhupados. Where Prabhupada said in one lecture, in the beginning Krishna will test his devotee Pradžioje Krishna išbandys savo skanėsi. because he wants to see if his devotee is actually coming to serve him or disturb him. Dėl to, kad jis nori įsitikinti, ar Krishna atsidavęs atėjo tam, kad jam tarnauti, ar kad jį trukdyti. Krishna wants to reciprocate those who want to serve with those who want to serve him. Krishna nori santykių su tais, kurie nori jam tarnauti. But those who want something from him, it's a disturbance. Bet tie, kurie kažko iš jo nori, čia yra tiesiog trukdymas. It's like we oftentimes give the example. Mes duodam pavyzdį. Krishna is Bhagavan. Krishna tai yra Bhagavanas. It means one who possesses all opulences in full. Tai reiškia, tas, kuris yra savipakankamas ir turi visas. He's the most wealthy, Jis yra pats turtingiausias, most beautiful, pats gražiausias, most strong. pats He has stipriausias. all opulences in full. Jis turi visas malones. So he knows if someone's approaching him for something in return. Taigi jis supranta, kai kažkas kreipiasi į jį su materialiu troškimu. Just like a very wealthy man. Kaip ir labai turtingas žmogus. A very wealthy man, it's very difficult for him to know who his friends are. Jam labai sunku suprasti, kas yra jo tikrieji draugai, Because he's a very wealthy man. nes jis labai turtingas žmogus. So sometimes people will become friendly, try to become friendly with a wealthy man. Not because they want to be friends with the wealthy man, they want to be friends with his wealth. Jo, dėl to, kad kartais žmonės nori tapti draugais turtingo žmogaus, ne dėl to žmogaus, o jie nori tapti draugais su jo turtu.
So Krishna's Bhagavan, he is the most wealthy. Krishna yra Bhagavanas, jis yra pats turtingiausias. So just like a wealthy man, he's always very disturbed when people are seemingly approaching him, try to become his friends. He keeps his distance. Why are they so interested in me? Lygiai taip pat kaip ir turtingas žmogus, Krishna taip pat jis nori patestuoti ir suprasti, kodėl tas žmogus kreipiasi į mane, koks yra jo tikrasis motyvas. So Prabhupada says in the beginning, Krishna wants to test his devotee to see if his devotee is coming to serve him or disturb him. Taigi Prabhupada sako, kad Krishna pradžioje nori patikrinti, ar atsidavęs ateina jam tarnauti, ar jį trikdyti. Of course, Krishna is very kind. Žinoma, Krishna yra labai maloningas. Krishna can purify even the most impure place. Krishna gali valyti net pačią labiausiai polusią vietą. He can purify even the most impure heart. Ir pačią puriniausią vietą, širdį gali valyti iš. Someone approaches Krishna with an impure motive. Krishna is ready to help that devotee. Ir jeigu atsidavęs ateina su nešvariu motyvu pas viešpats, netyru motyvu, Krishna gali padėti. As is described in Chaitanya Charitamrita, Krishna Krishna says, when a devotee engages in my devotional service and at the same time he wants the opulence of material enjoyment, Jeigu atsidavęs ateina pas mane ir nori kažkokių tai materialios gerovės, he's like a fool who willingly gives up ambrosia to drink poison. jis elgiasi tarsi kvailys, kuris atiduoda ambroziją, kad gertų nuodus. Why should I give this fool prosperity? Kam aš jam turiu duoti turtus? Instead, I shall induce him to take shelter of my lotus feet and make him forget. Geriau aš jį tiesiog priversti jį tarnauti mano lotoso pėdų. And the next verse is a quote from Srimad Bhagavata, Sekantis yra Srimad Bhagavata posmas, which says that when the devotee engages in the Lord's service for some material remuneration, kad kai atsidavęs kreipiasi į viešpatį su kažkokiu materialiu motyvu, the Lord will fulfill his desire. viešpats patenkins tą norą. But he'll fulfill his desire in such a way that he won't come back and ask for it again. Bet jis išpildys tą norą tokiu būdu, kad daugiau jis nebesikreips dėl šito. That's his kindness. Tai yra jo That's his malonė, mercy. tai yra jo malonė, gerumas. Because the greatest wealth is the Lord. Nes didžiausias turtas yra viešpats. As Queen Kunti says in her prayers, that Krishna is the property of the materially impoverished. Kaip Kunti sako savo maldose, kad Krishna yra visų neturtingųjų turtas. Krishna gives himself. Krishna atiduoda save. He gives himself to those who want him. Jis atiduoda save tiems, kurie jo nori. To those who want something else, Krishna doesn't have to get involved. O tie, kurie nori kažko kito, Krishna gali ir neįsitraukti. He lets his different energies take care of that. Jis duoda savo energijom tuo pasirūpinti. Because everything happens through his different energies. Nes viskas vyksta per jo skirtingas energijas. But those who want him, Tai tie, kurie nori jo, who are chanting for his pleasure, kurie kartoja dėl jo malonumo, praying for his service, kurie prašo jo tarnystės, personally he becomes very interested in them. tampa labai susidomėjęs tais žmonėmis. That's all he asks. Tai yra viskas, ko jis When prašo. you chant my name, Tiesiog kartokit mano vardą, just chant for my pleasure. kartokit dėl mano malonumo. If we chant for some other purpose, for our own purposes, Jeigu mes kartojam dėl kažkokių kitų, su kitais tikslais savo tikslais, this is described as an offense. tai yra apibūdinama kaip įžeidimas. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says the following about chanting, Išlados Kristinatas Rasatrakūras sako štai ką apie kartojimą, which confirms how we should be respectful to the holy name. kuris patvirtina, kaip mes turėtume pagarbiai elgtis su šventuoju Be vardu. respectful of the holy name means that Krishna wants to come and appear. Būti pagarbiu reiškia, kad Krishna užsinori ateiti ir pasirodyti. So Srila Bhaktisiddhanta says the following, Taigi sako sako, pure devotees do not chant the Lord's names to counteract sinful reactions. viešpaties atsidavę nekartojo švento vardo tam, kad savo nuodėmę išvengtų, To accumulate piety, kad įgauti dorovę, to attain heavenly pleasures, kad dangiškus malonumus pasiektų, to mitigate famine,
Įvykti famine. Kad įveiktų badą. Devastating epidemics. Arba įveiktų epidemijas. Social unrest. Gautų kažkokią socialinę gerovę. Disease. Ligas įveikti. Civil strife. Riaušas, sukilimai, riaušas. Bet gautų komfortą. Or to obtain wealth or an earthly kingdom. Arba kad gautų turtus, arba karalystę. Since the Lord is the supreme personality of Godhead, Kadangi viešpats yra aukščiausias Dievas, to ask Him to fulfill our wishes is to treat Him as our servant. prašyti jo, kad išpildytų mūsų norus, reikštų, elgtis su juo kaip su savo tarnu. This is an offense. Tai yra įžeidimas. Therefore, calling the Lord's names for any reason Tai kviestis viešpaties bet kokiu motyvu, other than to attain His devotional service apart to, kad gauti jų tarnystę jam, is useless. yra beprasmiška. Jesus Christ told us not to take the Lord's name in vain. Jėzus Kristus sakė, nekartokit Dievo vardo be reikalo. However, this does not mean that we do not need to always chant the Lord's name. Bet tai nereiškia, kad mes neturime nuolatos kartoti viešpaties vardą. To chant the Lord's name, begging for His service, is not useless activity. Kartoti šventą viešpaties vardą su tikslu gauti tarnystę jam nėra nereikalinga, bloga veikla. It is our only duty. Tai yra mūsų vienintelė pareiga. To make a show of chanting for some other purpose, Daryti šou iš kartojimo dėl kažkokių kitų tikslų. in other words, to fulfill our own desires, Kitaip tariant, pildyti savo pačių norus is useless. yra beprasmiška. We should not take to the chanting of the Lord's names uselessly. Mes neturėtume kartoti beprasmiškai. We should always chant to attain the Lord's service. Mes turėtume nuolatos kartoti tam, kad gauti tarnystę viešpačiui. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is also highlighting this purpose. Šrila Bhaktisiddhanta Saraswatis Thakuras taip pat pabrėžė šitą tikslą. We should be very careful to avoid offending the name when we're calling the name. Mes turėtume būti labai atsargus ir vengti įžeidimų. One offense of the name is to call the name to serve our purposes. Ir vienas iš tų įžeidimų yra kviestis viešpaties, kartoti viešpaties vardą, kad išsipildytų mūsų norai. Now, of course, when I read this quote, sometimes people will generally respond by saying, that's very high. Labai dažnai aš girdžiu, kai kartoju šitą posmą, kad tai labai aukštas lygis. And they may begin to think, that's not me. Ir žmonės galvoja, tai ne apie mane. I can't do that. Aš negaliu to padaryti. I'm not sure I can just pray for only for service. Aš nesu tikras, kad galiu kartoti tik tai dėl viešpaties I have tarnystės. so many problems. Aš turiu tiek daug problemų. I need relief. Man reikia palengvėjimo. I need help. Man reikia pagalbos. I need strength. Man reikia jėgos. There's so many things I need personally. Tiek dalykų man reikia asmeniškai. But why do we need these things? Bet ką mums tų dalykų reikia? Ultimately, we need these things so that we can serve. Visų šitų dalykų mums reikia tam, kad galėtume tarnauti. Because that's the only solution to the problems of life. Nes tai yra vienintelis sprendimas visoms mūsų It's problemams. the opportunities to serve the Lord. Tai yra galimybė tarnauti viešpačiui. So even though we may have some motives, Ir net jei mes turim kažkokių motyvų, we should never think that chant Krishna's name is useless. mes neturėtume galvoti, kad kartuojame beprasmiškai. But we should at least know what the standard is. Ir mes turime žinoti, bent žinoti, koks yra We should at standartas. least know what to aspire for. Mes turime žinoti, ko siekti. We should at least know what to look for. Mes turėtume bent žinoti, ko mes ieškome. We should look for the opportunity to serve. Mes turime ieškoti galimybės tarnauti. This is a way to be properly respectful to the holy name of the Lord. Tai yra būdas, kaip būti atitinkamai pagarbiu šventam vardui. And one way to be respectful to the holy name of the Lord Ir vienintelis būdas būti, tiksliau vienas būdas būti pagarbiu šventam vardui. is to chant the holy name of the Lord Kartuoti viešpaties vardą in a humble state of mind, labai nuolankiai. thinking oneself to be lower than a straw in the street, Galvoti, kad esi žemesnis už trikaną šaltą gatvėje. devoid of all sense of false prestige,
visą prestižą, paukoti visą prestižą. In other words, I can chant the holy name of the Lord as long as I can accept that I'm fallen. Taip tariant, aš galiu kartoti viešpaties vardą tiek tol, kol aš suprantu ir priimu, kad esu puolęs. I'm not pure. Aš nesu I don't have pure motives. aš neturiu tyrų motyvų. I have so many attachments. Aš turiu tiek prisirišimų, I have so many desires. aš turiu tiek norų, So many things come in my mind when I'm chanting the holy name of the Lord tiek minčių ateina, aplanko mane, kai aš kartoju šventą vardą. that I can't even think of the holy name of the Lord. Aš net negaliu galvoti apie šventą All I vardą. can think about is what all my problems are. Aš galiu galvoti tik apie savo problemas. But Lord Chaitanya came to give this holy name to the most fallen. Bet viešpats Čaitanija atėjo duoti šitą šventą vardą labiausiai puolusiems. And we should accept that, yes, I'm qualified for this name. Ir mes turime priimti, kad taip, aš esu kvalifikuotas gauti tą dovaną. I may not be the most fallen, Aš gal ne labiausiai puolęs, but looking in my own heart, bet pasižiūrėjus į savo širdį, I can see there's a lot of dirt there. aš matau tiek daug purvo, There's a lot of attachments there. daug prisirišimų, There are a lot of desires there. tiek daug norų. And I can confess to the Lord that I'm fallen Ir aš prisipažįstu prieš viešpatį, kad aš esu puolęs. and I can't do it myself. Ir aš pats to padaryti tiesiog I'll nesu. never become pure myself. Aš pats niekada netapsiu If tyru. I should trust my own intelligence, I'll never get anywhere. Jeigu aš pasitikėsiu tik savo intelektu, aš niekur nenukeliausiu. If I trust my mind, I'll never get anywhere. Jeigu aš pasitikėsiu savo protą, aš niekada niekur nenukeliausiu. But I have one hope, Bet aš turiu vienintelę viltį. you, Krishna. Tave, Krishna. You are my only hope Tu esi mano vienintelė viltis. because you are in your name Dėl to, kad tu esi tavo vardą. and you can purify even the most impure heart. Ir tu gali išvalyti net pačią labiausiai užsiteršusią širdį. Or as Mother, Purviniausią širdį. as Mother Isha used to say to everybody, Krishna can do anything. Matažyšas sakydavo, kad Krishna gali padaryti bet ką. This is how she used to preach. Ji taip pamokslaudavo. She preached with such conviction. Ji taip įtikindavo. Krishna can do anything, she used to say. Krishna gali padaryti bet ką, jis sakydavo. Krishna can purify even the most impure heart. Krishna gali apvalyti net labiausiai užteršusią širdį. But if I try to purify my heart by my own efforts, Bet jeigu aš bandysiu pats valyti savo širdį, I can't be successful. man nepasiseks. This is how to chant the holy name of the Lord. Tai yra, kaip reikia kartoti šventą This viešpatės is what vardą. attracts Krishna to come and to appear on one's tongue. Tai yra metodas, kaip Krishna gali patraukti dėmesį ir jis gali ateiti, šokti ant mūsų liežuvio. This is what attracts Krishna to appear in one's mind. Tai yra tai, kas patraukia viešpatį apsireikšti mūsų He's sąmonėje. very much attracted by this humble state of mind. Jį labai traukia būtent tokia nuolanki būsena. In a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw on the street, Ir tokia nuolankioje būsena, galvojant apie save kaip žemiau nei šiaudas trypiamas gatvėje, devoid of all sense of false prestige. atidavus visą savo netikrą prestižą. Sometimes we have so much false prestige. Kartais mes turim tiek tokio prestižo, arogancijos. We think we're an advanced devotee because we're very good with material things. Mes manome, kad esam labai kaip tyri atsidavę, nes turim materialių gerovių. We consider that to be the criteria of our elevated status. Ir mes manom, kad tai yra kriterijus mūsų tam tikro lygio. I'm very good at what I do. Aš labai geras tame, ką aš darau. I'm very competent. Aš labai kompetentingas. I must be advanced. Aš tikriausiai labai pažengęs. This is false prestige. Bet tai nėra tiesiog yra netikras prestižas. The devotee should be devoid of all sense of false prestige. Ir atsidavęs turi atsižadėti viso tokio arogancijos ir tokio He prestižo. should be ready to offer all respects to everyone else. Ir mes turime būti pasiruošę pagarbiai lenktis kiekvienam Never demanding any respect for himself. ir niekada nereikalauti pagarbos savo. And Lord Chaitanya's words, at such a state of mind, one can chant the name constantly. Ir pasak viešpatės Čaitanijos, tokioje būsenoje galima kartoti viešpatės vardą nuolatos. And I'll just read
I'll end with just two more short verses. Nes norėčiau baigti dar dviem trumpom pastraipom. These are short verses which were spoken by Lord Chaitanya. Šitie posmai buvo pasakyti viešpatės Čaitanijos. He said that a devotee engaged in chanting the holy name of the Lord Jis sako, kad atsidavęs įsitraukia į kartojimą šio vardo. should practice forbearance like that of a tree. Jis turėtų praktikuoti keturis dalykus. Even if rebuked or chastised, Net jeigu teigiamas, net jeigu jis yra teigiamas arba kritikuojamas, he should not say anything to others to retaliate. jis neturėtų niekaip savęs apginti. For even if one cuts a tree, it never protests. Nes jeigu kažkas pjauna medį, medis niekada neprotestuoja. And even if it is drying up and dying, it does not ask anyone for water. Ir net jeigu jis žūsta, jis neprašo nieko vandens. Thus a Vaishnava should not ask anything from anyone else. Taip pat ir Vaišnava neturėtų niekada iš nieko prašyti. If someone gives him something without being asked, Jeigu kažkas jam kažką duoda, neprašius, he should accept it. jis turėtų priimti. But if nothing comes, Bet jei neteina niekas, a Vaishnava should be satisfied to eat whatever vegetables and fruits are easily available. Vaišnava turėtų būti patenkintas tais vaisiais ar daržovėm, kurie yra lengvai prieinami. One should strictly follow the principle of always chanting the holy name, Vienas turėtų nuolatos griežtai sekti principus švento vardo kartojimo and one should be satisfied with whatever he gets easily. ir turėtų būti patenkintas tuo, kas ateina lengvai. Such devotional behavior solidly maintains one's devotional service. Toks elgesys labai įtvirtina švento vardo kartojimą. Then he quotes the verse. Jis sako posmą. Shanadapi sunichena tororiva sahishnana amayana manadena kirtaniya sadahari. I won't translate it because you won't know what it means. Neversi, nes jūs visi žinote tai. And he says, raising my hands, I declare. This is Lord Chaitanya speaking, how figure. Čia nepamirškite viešpats Čaitanijas sako, pakeldamas savo rankas, aš deklaruoju. Everyone please hear me. Visi, prašau, išgirskite mane. String this verse on the thread of the holy name. Suverkite šitą posmą ant švento vardo. And wear it on your neck for constant remembrance. Ir nuolatos nešiokite jį kaip prisiminimo ant savo kaklo. These are Lord Chaitanya's instructions about chanting. Tai yra viešpatės Čaitanijos nurodymai kartojimui. So not only did he come to freely distribute and give a taste for chanting, Taigi jis atėjo ne tik duoti tą tyrą kartojimą, but he gave instructions and taught by his example how to incessantly chant. bet jis ir davė instrukcijas ir savo pavyzdžių rodė. There's many more stories I could tell about Lord Chaitanya's example. Aš gal daug istorijų galėčiau papasakoti apie viešpatės Čaitanijos pavyzdį, I'll stop there. bet aš sustosiu čia. Does anybody have any questions? Ar kas nors turi klausimų? Hare Krishna, thank you so much for your class. I have a question: how one can obtain this required state of humble mind? It's one of those how do you do it questions. Klausimas buvo, o kaip gauti tą būseną? Other times the devotees ask, how do you do it as if we're the doers? They ask the question as if we are the doers. Ir dažnai atstovas užduoda šitą klausimą, tarsi mes būtumėm tie, kurie veikia. But Lord Chaitanya knows how to create that humble state of mind. Bet viešpats Čaitanija žino, kaip sukurti tą būseną, tą nuolankią būseną. Especially when there's pride, Ypatingai, kai ten yra arogancija, he knows how to pull the rug out from underneath you jis žino, kaip ištraukti kilimėlį jums iš po kojų, to make you realize you have nothing to be proud of. kad jūs suprastumėt, jog nėra nieko didžiuotis. Of course, sometimes his servants will help. Aišku, kartais ir jo tarnai gali padėti. Prabhupada did that.
Prabhupada tai darė. When the devotee said, Prabhupada, I'm the most fallen, Prabhupada said, you're the most nothing. Prabhupada tai darė, kai kažkas pasakė Prabhupada, aš esu labiausiai puolęs, jis sakė, tu esi labiausiai niekame. We should look for the opportunity. Mes turėtumėm ieškoti galimybių, We look for every opportunity žiūrėti kiekvienos galimybės, to avoid being puffed up with false pride. kad galėtumėm išvengti tos tokios arogancijos ir pasididžiavimo. That was Sanatana Goswami's instruction in Brihad Bhagavatamrita. Tai buvo Sanatos Gosvamio instrukcija Brihad Bhagavatamritoje, When he described what are the characteristics of humility. kai jis apibūdino charakteristikas nuolankumo. He said humility means when one thinks himself to be very fallen and worthless. Jis sakė, kad nuolankumas reiškia, kai vienas galvoja apie save puolusi, Even though externally someone can look at that person and say he has the most exalted spiritual qualities. nors iš pažiūros jis gali atrodyti kaip labiausiai, kaip tyras atsidaręs. But even though others think that way, he doesn't think that way. Bet net jei kiti taip galvoja, pats žmogus, kaip nemato. And in the next verse he says, Ir sekančią posmą jis sako, he said that once you cultivate this state of consciousness, kad šitą būseną reikia kultivuoti, palaikyti. and whenever an opportunity comes that is opposed to the state of consciousness, he should immediately avoid it completely. Ir jeigu atsiranda kažkokia galimybė, kur galima netekti iš tos būsenos, reikia labai to vengti. That's how to obtain Daimya Bhakti. Štai kaip reikia ją išlaikyti tą būseną ir jos pasiekti. Because as soon as something happens, what is our immediate reaction? Nes kai tik kažkas atsitinka, kokia pirmoji mūsų reakcija? Defend. Gynyba. It's one of the four animalistic propensities, defending. Viena iš gyvūniškų tokių prigimtinių. Somebody says something immediately. That's not true. Kažkas kažką pasako ir mes, ne, tai netiesa. I'm not like that. Aš nesu toks. We look for a way to defend ourselves. Mes iškart ieškome galimybę apginti save. Just like that verse we oftentimes quote by Parikshit Maharaj. Dažnai mes kartojame Parikšit Maharažo citatą, Excuse me, about Parikshit arba apie Parikšit Maharažą, by Samika Rishi. Samika Rishi. Taraskrita vipalabda chaptakshita hatahapi nasyatat patinurvanti tadbhakta kavayopini. Devotees of the Lord are so forbearing. Viešpatės atsidavę yra tokie pakantus, That even if they're cheated, kad net jeigu juos apgauna, cursed, jeigu juos keikia, neglected, žodžiu žemina, insulted, įžeidinėja, disturbed, kažkaip kitaip kelia kančią. or even killed, Arba net jei juos užmuša, they're never inclined to avenge themselves. jie niekada savęs negina. That's a Vaishnava. Tai yra vaišnavas. That's the characteristic of a devotee. Tai yra atsidavusio charakteristika. He's never inclined to immediately react and defend himself. Jie niekada negina savęs. It's like this is a story in Chaitanya Charitamrita of Srivas Thakur, Kaip ir šitas Thakuro, Chaitanya Charitamritos istorija. when the worshippers of God Kali put all the paraphernalia for worshipping Kali on his doorstep Kaip prie durų paliko parafernaliją Kali garbinimai. because they wanted to destroy his reputation. Jie norėjo sugriauti jo reputaciją. Srivas came outside and said, "Oh look, just see what I do every night." Šeimas atidarė duris ir sako, va, žiūrėkite, ką aš kiekvieną vakarą darau. He didn't defend himself, Jis savęs negynė, but all the Vaishnavas knew Srivas Thakur, bet visi vaišnavai žinojo šios and Thakurą. they knew there was no way in the world Ir jie žinojo, kad nieko gyvo tai negali that būti, he was worshipping Goddess Chandi. kad jis gali garbinti. And they, who is responsible for this? Ir iškart ieškojo, kas atsakingas už tai. And they found out who was responsible. Ir jie rado kaltininką. So, but the devotee doesn't defend himself. Bet tas vaišnavas savęs negina. He sees everything. Krishna's hand. Jis viską mato kaip Krišnos ranką. Just like Dharma the bull. Kaip Dharmos bulius. When Parikshit Maharaj came and saw that 3 of his legs were broken, Kai Parikšit Maharažas pamatė 3 jos lūžusias kojas, he asked, "Who has done this to you?" jis paklausė, kas tau tai padarė. And Dharma said, Dharmas pasakė, "If I tell you who did this to me, I'd be just as guilty as the person who did it to me. jeigu aš tau išduosiu, kas man tai padarė, tai aš būsiu toks pat kaltas kaip ir tas kaltininkas. Because nothing happens without the will of the Lord." Nes niekas neįvyksta be viešpatės valios. So Parikshit Maharaj said, "Oh,
you must be religiosity personified. Ir Parikšta Maharajas pasakė, tu tikriausiai esi religijos įsikūnymas. And immediately sought out the cause of his suffering. Ir iškart suprato savo kentėjimo prasmę. We have to know what the standard is. Mes turim žinoti, koks yra standartas. We have to practice it. Mes turim jį praktikuoti. This is how to become humble. Tai yra būdas tapti nuolankiu. It's no humble switch. Nėra tokio jungiklio. Now I'm humble. Ir aš dabar esu nuolankus. Be nice if we could just switch and become humble. Būtų nuostabu, jeigu galėtume įsijungti. But until that happens, until we actually become genuinely humble, Bet iš tiesų iki tol, kol mes iš tiesų tampame nuolankiais, we have to practice it. mes turime praktikuoti. So we should know what to avoid. Mes turime žinoti, ko vengti We should know what to look for. ir žinoti, ko ieškoti. We should avoid praise. Mes turim vengti pagirų, Although sometimes praise has to be accepted under certain circumstances. nors kartais yra aplinkybių, kai turi būti priimtos pagiros. But we accept it like Prabhupada accepted it. Bet mes tai priimam taip, kaip priėmė Prabhupada. Just see their attachment to the holy name. Tiesiog matyti, kad tai yra ryšys su šventuoju This is vardu. all Mahaprabhu's mercy. Tai yra Mahaprabhu malonė. There's no credit to me. Čia jokio mano indėlio. This is how a devotee accepts it. Štai taip savęs priima. Until then, we have to practice humility. Bet iki tol mes turim praktikuoti nuolankumą. That's your question? Atsakiau klausimą. Okay. Should we end with it? Okay. About this worthlessness, feeling of worthlessness. Yes? Like it can be like genuine, and it can also like come from the ego. Like, Yes. oh, I'm worthless. Like Self-indulgent. pity me. Yeah. So can you comment a little bit on the difference, like when it's genuine and when it's like coming from the ego? Lietuviškai pasakyk ir viskas. Paskui, kad suprastum žmonės. Tu išvers. Aš tiesiog turiu klausimą apie tą savęs, bevertiškumą jausmą, kada jisai... Žemą savivertę. Jo, kada jisai, toksai tikras ir kada jisai toksai iš susireikšminimo kyla. This characteristic of worthlessness can only be fully understood when we see our worth in relation in Krishna's eyes. Iš tikrųjų, tas bevertiškumas iš tiesų gali būti suprastas tik tada, kai mes pamatysim save ryšyje su Krishna, save Krishnos akyse. Because in Krishna's eyes, devotee is a devotee is very precious. Dėl to, kad Krishnos akyse atsidavęs yra labai brangus. And how we feel a sense of worth. Ir tai yra tai, kaip mes jaučiamės vertę jaučiam. Prabhupada gives the example in Bhagavad Gita Prabhupada duoda Bhagavad Gitoje pavyzdį, Krishna holds his devotee just like he holds a very valuable jewel. kad Krishna laiko savo atdavusiai kaip labai patį brangiausią deimantą. If somebody's holding a very valuable jewel, they hold it very tightly so they won't lose it. Mes brangakmenį mes laikom labai labai tvirtai, kad jo nepamestume. So in Krishna's eyes, a devotee is very valuable. Krishnos akyse atsidavęs yra labai vertingas. And that's really the only way we can realize our worthlessness, is when we understand our value in relationship to Krishna. Ir tai yra vienintelis būdas, kaip mes galim suprasti savo tą tikrą bevertiškumą, kaip čia pasakyti. Tai suprasime pirmiausia savo vertę ryšyje su Krishna, kaip Krishna mus mato. Otherwise it becomes like you described it, a sort of sense of self-indulgence. Kitaip tai bus tiesiog pataikavimas savo, taip kaip jūs apibūdinat. It's just me. Tai tiesiog aš, I'm worthless. aš nevertas, I'm unqualified. aš nekvalifikuotas. I'm this and that and that and that. It's another form of self-indulgence. Tai tiesiog pataikavimas savo. We should try to avoid that also, Šito reikia vengti. not by beating ourselves with our fallen
nature and worthlessness. Nereikia savęs plakti su savo ribota prigimtimi ir savo nevertumu. But we should try to see that in Krishna's eyes. Mes turim tai pamatyti Krišnos akise. Krishna Suridam Sarvabhutana. He's friends to all living entities. Krišna yra draugas visom gyvom būtybėm. He's situated in everyone's heart. Jis yra kiekvienos būtybės širdyje. From him comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. Iš jo ateina prisiminimas, žinojimas, užmarštis. He's situated within the heart and he's destroying with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Ir jis naikina visą nežinojimą. Situated within everyone's heart and he reciprocates according to the way we surrender to him. Ir jis nori sąveikauti su mumis taip, kaip mes jam atsiduodame. And if you really want to get a sense of worth, Ir jeigu iš tiesų nori pajausti savo vertę, then read what Krishna says in Brihad Bhagavatamrita, how easy it is for us to come back to him. tiesiog paskaitykite, kaip Krišna laukia mūsų. And read in Brihad Bhagavatamrita Bhagavatamrita, kaip Krišna laukia mūsų. how eager he is for everyone to come back to him. Kaip jis laukia kiekvieną, kuris grįžta į jį. It's not just Gopakumara. Tai nėra tiesiog apie Gopakumarą. Then one really feels a sense of worth in Krishna's eyes. Ten galima pajausti tikrąją vertę Krišnos akise. That Krishna actually wants some service from me. Kad Krišna iš tiesų nori kažkokios mano tarnystės. I don't exist for any other reason. Aš neegzistuoju dėl jokios kitos priežasties. The only reason why I exist is because Krishna wants some service from me. Vienintelė mano egzistencijos priežastis, kad Krišna nori tam tikros tarnystės iš manęs. So then a sense of self-worth becomes real, substantial, Ir tada ta savivertė tampa tikra, asmeninė, when it's connected to Krishna. kai jie yra ryšyje su Krišna. Otherwise, there's no self-worth. Kitaip nėra jokios savivertės. Does that answer your question? How late should I go? Kiek valandų dabar yra? Dabar? Ne, 8. Until 8, so you can. I can stop it. Yeah, you can answer this one question. Okay? Vaishnavas here? Vakar mokytojas per paskaitą paminėjo, kad atsidavęs elgėsi taip, kad jis nesukelia pavydo kitiems. Yesterday we were speaking about that devotee should act in a way that he doesn't make others jealous. Could you please comment on that? Did I say that? Enmity, and the translator said envy. Yeah. He was translating wrongly. He's translating wrong. Because I don't remember saying that. Tai buvo vertimo klaida. So there were some mistakes in the translation. Instead of enmity, he said envy. Yeah. Iš mūsų ten buvo vertėjas suklydęs ir sakė ne priešiškumą, o pavydą. Priešiškumą. Question answered. Yeah. Atsakymas blogas. Something else? Kažkas dar? Taip. I would like to ask. I just heard this question from non-devotee, and I didn't know how to answer. So I will ask you. Maybe you can explain. So if the Krishna is all loving and all powerful, but still so many children suffering in this world, so why could Krishna be so loving so at least children would not suffer, because they don't remember anything in this life, they are innocent, like look at them, they're so innocent. So it's hard to understand why Krishna is all loving, but still, in this material world, children suffering. Even though I understand karma, but they don't remember it. And in these years, let's say, until they're teenagers, they are totally innocent. So it's very hard to understand. Švesti? Jo, tai klausimas būtų toks, kad Krišna yra... Klausimas toks, kad Krišna, sakoma, yra labai galingas ir jis yra visus be galo mylintis. Tačiau šitame pasaulyje labai daug vaikų kenčia, pavyzdžiui, serga ir panašiai. Ir nors yra, aišku, suprantamas karmos dėsnis,
Tačiau tas vaikas į šį gyvenimą nieko blogo nepadarė, jis yra visiškai nekaltas. Tai kodėlgi vaikai turi kentėti? Ir jeigu Krišna yra visą mylintis, kodėl jis negalėtų bent jau vaikams neleisti kentėti, kurie iki paauglystės galbūt nieko neatsimena ir tikrai šiuo metu jie yra nekalti. Tai tiesiog sunku suprasti ir prašau, kad gal pamėgintų kažkaip paaiškinti. Can I read Prabhupada's answer to that question? Ar galėčiau perskaityti Prabhupados atsakymą į šį klausimą? I'm just looking for the exact part. Ieškau tikslios vietos. Christian philosophers who do not believe in the law of karma Krikščionių filosofai, kurie netiki karmos dėsnių, put forward the argument pateikia argumentą, that it is absurd to say one must accept the results of past deeds, kad yra absurdas, jog vienas turi priimti savo buvusių praeito gyvenimo veiklos rezultatus, of which he has no consciousness. apie kuriuos tu tiesiog neprisimeni. A criminal is first reminded of his misdeeds. Nusikaltėlis pirmiausia jam yra primenama apie jo blogą elgesį. By witnesses in a law court. Teisme ir liudytojai papasakoja. And then he is punished. Ir tik tuomet jis yra baudžiamas. If death is complete forgetfulness, Jeigu mirtis yra pilnoji užmarštis, why should a person be punished for his past misdeeds? kodėl žmogus turi būti nubaustas savo buvusios veiklos? The conception of the Paramatma is an invincible answer to these fallacious arguments. Paramatmos koncepcija yra pagrindimas šitų žodžių komentaro. The Paramatma is the witness of the past activities of the individual living being. Paramatma yra liudininkė gyvos būtybės buvusios veiklos. A man may not remember what he has done in his childhood, Žmogus gali neprisiminti, ką jis padarė vaikystėje, but his father, who has seen him grow through different stages of development, bet tėvas, kuris matė jį augantį, certainly remembers. Tikrai prisimena. Tėvas tikrai prisimena, nes jis matė. Should I give this to you? Maybe read it? It's actually only one lesson. Similarly, the living being undergoes many changes of body through many lives. Lygiai taip pat gyvoji būtybė reinkarnuojasi keliauja per daug kūnų, But the super soul is always with him bet super siela yra visada greta and remembers all his activities, ir visą jo veiklą prisimena, despite his evolution through different bodies. Nepriklausomai nuo jo evoliucijos. Prabhupada is stating here that the existence of the super soul within the heart addresses this question. Jo, tai Prabhupada sako, kad būtent šitą klausimą adresuoja supersielos egzistavimas. Child may not remember, but super soul remembers Vaikas gali neprisiminti, supersiela prisimena and knows exactly what was done ir žinoti tiksliai, kas buvo padaryta and why there is suffering in this life. ir kodėl yra kančia šitame gyvenime. And suffering in this life, of course, Ir žinoma, kančia šitame gyvenime is something which is unavoidable. yra kažkas, ko mes negalime išvengti. The whole nature of this material world Visa šitos materialios būties esmė is to learn from suffering. yra mokytis iš kančios. Someone may say suffering is bad, Kažkas gali sakyti, kad čia yra blogai, but suffering is also good in the sense that it gives us the impetus to look for the solution. bet kad čia tuo pačiu yra ir gerai tuo, kad mes pradedam ieškoti išeities. Just like if you put your hand in fire, you suffer. Lygiai taip pat, jeigu mes jūsų ranką įdėtumėm į ugnį, jūs kentėtumėt. But it's good, Bet yra gerai, because you take your hand out of the fire. dėl to, kad jūs ištraukite savo ranką iš ugnies. Same thing with suffering in the material world. Lygiai tas pats yra su kančia materialiam pasauliu. The child may not remember, but Prabhupada says the father, he knows everything, he remembers. Vaikas gali neprisiminti, bet tėvas, jis prisimena viską. In the same way, super soul knows exactly. Ir lygiai taip pat tiksliai žino supersielą. And the super soul will
will arrange according to one's past deeds. Ir supersiela viską suorganizuos taip, kad būtų atsižvelgta į buvusią veiklą. How to find a solution according to one's past misdeeds. Kaip rasti sprendimus, atsižvelgiant į buvusius paklydimus ar veiklą. Even for a child. Even for a child. Netgi vaikui. Netgi vaikui. Super soul's in the heart of the child also. Supersiela yra ir vaiko širdyje. Just like if you want to read a very good book on this topic, Jeigu nori perskaityti labai gerą knygą šito klausimu. there is a book written by one young Vaishnavi. I think her name was Madan Mohammohini. Madan Mohammohini yra jauna Vaišnavė, kuri yra parašiusi knygą šitą temą. She was born with a disease that she had to die at a very young age. Ji gimė su tokia liga, kad turėjo, I think I saw somewhere. Yes. kad turėjo palikti kūną labai ankstyvame amžiuje. She gave me a book when I saw her in Mumbai, Ji man davė tą knygą, kai aš mačiau ją. and I read it. Ir aš ją perskaičiau. Profound. Labai gili knyga. Profound. Gili knyga. I will get the book. I have it. Oh no, I don't have it with me. Aš neturiu idėjos su savimi. I will get it somehow, yeah. She left her body. Ji paliko kūną. She left her body just maybe a couple months ago. Prieš keletą mėnesių. Paliko kūną. Okay, 8 o'clock. Gerai. Viskas. 8. Thank you very much.